Suformuotą paslaugų teikimo aktą galima peržiūrėti kliento objektoje puslapyje Suteiktos paslaugos. Paspaudus mėlyną mygtukėlį šio akto eilutėje, ant kurio užvedus pelę matomas tekstas išsamiau. Taip pat atidarius paslaugų teikimo aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai paslaugos. Paspaudus minėtą mygtukėlį šio akto eilutės stulpelėje Veiksmai. Atsidarius paslaugų teikimo akto peržiūros puslapį matome pasirinkto akto duomenis, tačiau negalime keisti tokių duomenų, tik atsispausdinti šį aktą arba pereiti į kitus puslapius. Šalia mėlyno mygtukėlio anksčiau minėtose puslapiuose yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę matomas tekstas Redaguoti. Šis mygtukas matomas tol, kol šio akto duomenys nebus panaudoti sąskaitų eilutėms formuoti. Atsidarius paslaugų teikimo akto redagavimo puslapį galime pakeisti akto numerį, datą, suteiktų paslaugų kiekius ir kainas, taip pat įtraukti paslaugas, kurių anksčiau nebuvo įtrauktos į šį aktą. Keičiame montavimo paslaugos kiekį. Atliekame skaičiavimą ir suformuojame aktą. Programa patikrina, ar įvestas akto numeris yra numeris, ar tai nebuvo anksčiau įtraukto akto numeris, taip pat ar datos lauke įvesta data ir ar lauke visų paslaugų kaina. Esanti suma atitinka programos apskaičiuotą akto formavimo metu sumą pagal įvestus paslaugų kiekius ir kainas. Esant neatitikimams, programa nutraukia akto formavimą ir rodo atitinkamą pranešimą. Toks patikrinimas atliekamas ir formuojant naują paslaugų teikimo aktą. Prireikus galime anuliuoti paslaugų teikimo aktą. Tai galima padaryti akto redagavimo puslapyje, paspaudus mygtuką Anuliuoti aktą.